15 taškų, viso tiek yra surinkę plungiškiai. Būtent žaidėjai kartu su juos lydinčiais vaikais jau žengė į aikštę. Tiesa, paskutiniajame ture Babrungas nusileido Jonavos B1 NFA. 0-2 patirtas pralaimėjimas svečių teritorijoje. Kalbant apie Hegelman komandą, pastarąsias 2 rungtynes iš eilės jie laimėjo A lygos čempionate. Iš pradžių 2-0 įveiktas čempionas Panevėžys, o vėliau Alytaus Dainava. Sausio rezultatu iškovota pergalė. Babrungas savo ruožtu vargo prieš Dembavą. Vienu metu ir 0-2 atsilikinėjo žemaičiai, čia jų ir startinis 11-tukas. Na ir nors ir atsilikinėjo 0-2, bet po pertraukos sugebėjo įmušti 4 įvarčius. Vienas tiesa krito į savus vartus, kalbant apie Dembavą. Antanas Karka įsimušė 67 minutę, bet rungtynes uždarė Deividas Butkus savo tiksliu smūgiu. Šiandien Butkus taip pat startinėje sudėtyje. Čia rungtynių arbitrai Osvaldas Pliuškys, Eimantas Rudavičius, Simas Kaušas ir Orestas Abramavičius. Arbitrai iš Klaipėdos krašto, iš Klaipėdos vyriausias teisėjas laiką tikrai stebės nuo atsarginių žaidėjų suolo. Čia duodamas ir pirmasis švilpukas bei rungtynės prasideda. Vasariškas oras. Plungės atstovai, bet vėliau 4 tikslius smūgius atliko Hegelman ir šventė užtikrintą pergalę. Žengė į kitą etapą. Pažymėtus marškinėlius komandos vyriausiasis treneris Andrius Tomimoris, 9 numeris 10 Zefloresas, numeris 11 Šiauliai. O kelyje link tos taurės ir daugiau lygos komandų nepajėgė perkasti Transinvesto riešutėlio, tiek Gargždų Banga, tiek Telšių Džiugas. Iš Širvintų stadiono Žalgiris kol kas pralaimėjęs vos 1 rungtynes, tų taškų turi 34. Teisėjo švilpukas, pražanga. Matysime standartinę situaciją. Kipras Keliauskas nukentėjo, bet aišku, žaidybinis epizodas. Kipras galės tęsti rungtynes. Į ataką orientuotas futbolininkas. 21 metais žaidęs, kas šiek tiek tų progelių jau turėjo pasirodyti aikštėje. Žaidė rungtynes jis 7-ame ture prieš Kretingos Miniją, o kai žaidžia Miniją, žinoma, dažniausiai rezultatas yra lygus. Tos rungtynės nebuvo išimtis. 0-0 po 96 minučių kovos. Beje, čia savo vietoje Arijus Vražinskas. Tiesa, apmaudus epizodas. Negalėjo griebti kamuolio rankomis Vražinskas. Aišku, tos patirties šiek tiek stokoja ir tokioje lygioje vietoje dabar dovanėlė Plungės Babrungui. Aistruoliai jau skanduoja įvartis. Teisėjas rodo, kad darykit su kamuoliu veiksmus tik po mano švilpuko. Kamuolys baudos aikštelėje. Pažiūrėkime, ką sugalvos Plungės Babrungo legionas. Metai iš metų neblogus žaidėjus iš užsienio sugeba surasti Plungės komandos vadovybė. Ir stabiliai dėl tų aukštesnių pozicijų pirmoje lygoje kovoja Babrungas.
Ir štai taip. Plungės Babrungas. Plungės Babrungas veržėsi į priekį. Apmaudi Arijaus Bražinsko klaida. O vėliau standartinė situacija išnaudota ir išpildyta kaip iš natų. 1-0 17 minutę. Plungės Babrungas veržėsi į priekį. Štai toks rungtynių startas, galima ir taip sakyti. Eli Veltonas, būtent jam keliaus šis įvartis į jo sąskaitą. Tokią kombinaciją sužaidė, kamuolys buvo paliestas, gal ir kiek dėmesys nukreipta. Tolimesnė įvykių eiga čia ant dirbtinės Plungės stadiono vejos. Smūgis nuo vartų. Darius Kublickas stambių planų. Laukiame perdavimo, jis yra kamuolys visai šalia vartininko aikštelės. Abdelis Kaderas atsidūrė įvykių epicentre. Susistabdė kamuolį, spėjo atlikti smūgį. Kaušinis atliko rezultatyvų perdavimą. Nors aikštėje praleido vos 12 minučių. Rungtynėse prieš čempioną Panevėžį. Bet jo perdavimas, galima sakyti, įtvirtino. Aišku, žinome tą puikią istoriją Enrikės Devenso, futbolininko, kuris savo tą kelią Lietuvoje pradėjo ne kur kitur, o čia Plungėje. Rungtynės po rungtynių jis štampavo įvarčius ir šį sezoną jam pavyko sugrįžti į A lygą su Hegelman klubu. Na ir tikrai Brazilas turintis ir Liuksemburgo pasą nėra statistas. Sulaukia reguliarių žaidimo minučių. Tada akivaizdu, kad Plungė moka atrasti talentus, kurie gali kilti ir į aukštesnį lygį. Ze Floresas dabar ant dirbtinės stadiono vejos. Šiek tiek nukentėjo tame paskutinėjame epizode. 25 metų Brazilas bandė prasimesti kamuolį. Bet aišku, kai tų Brazilų komandoje yra ir daugiau, na tuomet vis tiek gali jaustis tarsi kaip namuose, su vienu kitu futbolininku pasikalbėti portugališkai, bet nesijausti vienišas būdamas kitas. Tiesa, kamuolį pakankamai greitai įžaidžia svečiai iš Kauno. Vilkti marškinėlių jam taip ir nepavyko. Galime suprasti, konkurencija yra neįtikėtina. Vien kai pagalvoja apie Benfica, čia smūgis, kamuolys. Kova dėl kamuolio tęsiasi. Su juo galiausiai Babrungas. Bet faktas, kad to niekas nebūtų siūlę, nes favoritas akivaizdus Kauno rajono Hegelman. Tačiau tuo futbolas, tuo sportas ir yra žavus, kad laikas nuo laiko matome tas tokias pelenių istorijas. Arijus Bražinskas gaudo kamuolį. Gesina visus įmanomus gaisrus dabar. Kaip greitai veiksmas keliasi iš vienos pusės į kitą. Tiesa, kamuolys keliasi dar greičiau. Prie jo nepavyko suspėti Leo Ribeiro, kuris taip pat yra jau anksčiau žaidęs Lietuvoje.
Smagus sezono startas Telšių Džiuge prieš kelis sezonus. Tuomet išvyko jis į Kiprą. Perimtas kamuolys. Ribeiro link Vareikos. Kamuolys blokuotas. Su kamuoliu bus Babrungas. Visgi galiausiai su juo Hegelman. Perdavimas į priekį. Babrungas apsigina. Laiku kyštelėta koja. O čia dar ir Babrungas spėja pasileisti į priekį. Perdavimas išorinė. Peltonas. Ir tas smūgis buvo vienintelis tikslus. Baigėsi pirmasis kėlinys F-Pro Lietuvos futbolo federacijos taurės. Aštuntfinalis po pirmųjų 45 minučių priekyje Plungės. Babrungas. Pažiūrėsime, kaip vaizdelis čia Žemaitijoje atrodys jau po pertraukos. Likite įsijungę. Sveiki sugrįžę į F-Pro Lietuvos futbolo federaciją. Sakyčiau, kad pagal visas futbolo realijas ir patį žaidimą Babrungas vertas būti. Babrungiečiai skamba tribūnose. Bošnekui. Šis kraštą Armalas pažemė. Smūgis, oi, čia buvo karšta. Karšta, aišku, žvelgiant ir į Tervartų. Atrodė, tas smūgis nelabai pavykęs, bet kamuolys žaidime išlieka ir toliau. Ribeiro. Aštriai pakeltas kamuolys ir jis atsiduria vartuose 1-1. Po standarto mušamas įvartis. Armalas siunčia linkėjimus. Jį sveikina ir komandos draugai. 61 minutę. Hegelman lygina šių rungtynių rezultatą. Iš žaidimo nelabai kas gaunasi, bet po standartų epizodas išgelbėti komandos. 11 metrų baudinys. Kaip žaidimas ir vaizdas čia greitai keičiasi. Ką tik įmušė, dabar baudinį pavyksta uždirbti Liveltonui, geltoną kortelę. Tokią informaciją matėme savo ekranuose. Ir per 2 minutės iš pirmaujančios komandos gali būti ta komanda, kuri jau vysis varžovus. Tikrai nuoširdžiai gaila Plungės Babrungo. Bet dabar tikrai ne tai yra svarbiausia. Odeoibo smūgiuos 11 metrų baudinį. Šį sezoną futbolininkas iš Nigerijos A lygoje vieną įvartį įmušė. Taurėje taip pat jam dabar pavyksta pasižymėti. 30-metis futbolininkas į priekį veda Hegelman per kelias minutės. 2 įmušti įvarčiai. Ir žinoma, gerokai atsipūsti gali Andrius. Kaip į pasikeitusi rezultatą reaguos Babrungas. Ojojoj.
Čia jau nesmagus epizodas, geltona kortelė jau teisėjo rankose. Geltona kortelė čia aišku jau bus parodyta. Nesmagus epizodas. Užsigavo Ze Floresas. Čia jau ne futbolas, bet imti. Tiesa, pagarbos tėvynainiui parodyta Hegelman atstovo nebuvo. Laimiai Ze Floresas rimčiau nenukentėjo, gali tęsti rungtynes. Pražangos nėra, skiriamas smūgis nuo vartų. Savųjų vartų pasitiko kamuolį. Ribeiro. Pražanga prieš Maiklą Tuiką. Šį sezoną Tuikas per 15 rungtynių dar nebuvo mušęs įvarčio. O čia neįtikėtina, kaip greitai sujudėjo kamuolys. Akimirką gali galvoti, kad tai anksčiau buvusių situacijų kartojimas, nieko panašaus. Vienas, antras perdavimas. Armalas pastebėjo Vareiką, o Matas Vareika muša įvartį. Proga jaunam futbolininkui parodyti savo sugebėjimus aikštėje. Jis ir 11 ture prieš Garliavą. Po įvartį mušė komandos, Skirmanto perdavimas, smūgis iš eigos ir kova dar nebaigta. 2-3, Plungės Babrungas grįžta į žaidimą. Airesas Sauza, linkėjimai Dievui. Laiko dar lieka. Tad Plungės per anksti nurašyti dar negali. Pažiūrėkime epizodo pakartojimą. Sauza Skirmantui, Skirmantas Sauzai ir šis į... Gražiai kol kas juda kamuolys pažemę. Galėsime Hegelman sveikinti ir jau dabar galime sveikinti žengus į F-Pro Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalį. Hegelman nors ir praleido pirmieji, į Rūbines keliavo kaip atsiliekanti komanda, bet galiausiai parodė savo charakterį ir švenčia pergalę šiose permainingose rungtynėse. 3-2 toks galutinis rezultatas. Kauno rajono Hegelman nugalėjo Plungės Babrungą. Eli Beltonas 17 minutę mušė pirmąjį įvartį, o po pertraukos Armalas, Odeo Ibo ir